leidžiamės į apačią, į Amalfi pakrantę. Štai tokia panorama. Į kalnus atsiveria, dar neužsisukom, bet jau toj matysis. Gražu, Eglė? Čia taip. Silpnai matosi, ne? Bet vis tiek norėjosi pasižiūrėti bent, kur randamės. Lekiam toliau. Nežinau, kaip mes čia ją pasistatysim, pažiūrėkit, koks eismas. Užsidam geriau itališkos dainelės, kad nesinervuotų. Pasistatėm pagaliau mašiną, 5 eurai valanda, tai pasisekė. Jau buvom praradę viltį iš tikro. Tai mažiausiai 5 valandos, bet patenkinti esam, tai sakėm, kad šiandien čianais dar pabūsim. Rytoj išsičekautinam ir važiuosime su vaikais ilsėtis prie Riva del Garda greičiausiai, nes matom, kad čia tokie grūsti žmonių, viskas žiauriai brangu, tai važiuosim atsipalaiduoti ten, kur komfortabiliai jausimės, kur nereiks užpakalį trintis, ano? Pažiūrėkit, kiek daug žmonių ir viskas užimta. Yra va laisvų skėčių, paklausim iš tikro, kiek kainuoja, bet spėju, kad bandau spėti, skėtis bus kokie 50 eurų mažiausiai, du gultai, bet paklausim dėl įdomumo. Atspėjau 55 pirma eilė, antra kem 5 ir taip toliau, bet fully booked savaitgalį, gal ne savaitgalį pigiau, bet šiaip supratau, kad iš oro kainos, nes net negalėjau pasakyti kainos, pasižiūrėjo kiek žmonių, supratau, kad pagal žmonių kiek ir skėčių kainos. Fainai labai, kad visur eismą reguliuoja, nes kitaip tai čia iš viso bardakas būtų. Bandysim paieškoti kažkur su šeimina, pavalgyti biškį energijos užsikrauti. Ir temperatūra šitam gale prie Amalfi Coast biškį mažesnė, šiaip maksimali 29, kai kitur 33-34. Italijai pietų, kur buvom, dabar apie 30. Pakenčiama iš tikrųjų viskas. Dabar po 12:30 kažkur. Na ką, mes turim update. Esam nuostabioje Amalfi pakrantėje, pagaliau atvažiavom, taip norėjom. Pravažiavom iš tikro kokius 4 miestelius. Pravažiavom Amalfi miestą, kadangi net negalėjom nei sekundės niekur sustoti. Neįmanoma mašinos pasistatyti. Tiek daug žmonių. Jo, čia parodysim kitas miestelis, kur gavom tą mašiną pasistatyti. Tai 25 eurai mažiausiai susimokė, nes 5 valandas būtų, šį valanda 5 eurai, bet į paplūdimį skėčių nėra. Pats smėlis tai juodas, nežinau, kažkoks juodas, granitinis. Tai išgirtas šita visa Amalfi pakrantė, Amalfi pakrantė, nu čia tos olos gražu, su laivais plaukiant į jas pasižiūrėti, bet kad čia leisti atostogas, o kainos tai kosmosas visiškas. Nu, sakykime, nueit pavalgyt, šeimai tai aš nežinau, jeigu normaliai be 100 eurų tai net nesvajot, tai kur čia tarp pietus, vakarienė, viešbučiai žiauriai brangus, tai nusprendėm važiuoti į Riva del Garda, jau buvau suradęs žiauriai gerą viešbutį. Ne, tai taip. Suradau žiauriai gerą viešbutį, norėjau spaust, sako, Eglė, pažiūrėk dėl visko orus. Tai įsivaizduokit, orai tenai lygiai tokie patys kaip Lietuvoje, tai planas atkrito. Tai sugalvojom čianai, susiradom už kem minučių viešbutį su labai geru baseinu, 5 dienom. Pasilepinsim prie baseino, pabūsim, nes dar kaip ir buvo tokios mintis, gal į Lietuvą varyt atgal. Kaip ir į Lietuvą varyt atgal, bet kai pamatėm Lietuvoje eurų absoliučiai iš viso nėra. Ir dar padarėm planą, šoksim į vandenį. Berniukas pakvietė, tai nors vandenį išbandysim, Eglę pafilmuoti. No, let's go. Parodys berniukas kaip... Go. Sakėm salto padaryti, bet apsisuko. Ką šoka tėtis ant galvos? Žiūrė. Šiltas vanduo. Gera? Gilu. Jo, mėlyčia. Šiltas vanduo. Gerai? Reiktų koks šiltas. Nori, Matė? Noriu. Šok, davai.
Viskas. Eglė krenta. Va. Labai šiltas vanduo. Labai, kaip baseinė. Nein. Varom. Einam per gatvę. Netgi babutė šypso. Maudėm, vis tiek iššokom į vandenį, labai šiltas vanduo. Važiuojam dabar į viešbutį, čilinsim prie baseino dabar. Prasidės, kaip Eglė sako, atostogos, ne? Kas ten sakė? Nekeliavimas. Nekeliavimas, o atostogos. Viški, norisi poilsio. Atvažiavom į viešbutį, 4 žvaigždučių. Šiaip viešbutis, žiūrėk, Eglė, vynogės mėlynos jau. Va, gali paskint. Šitą vaizdai, nu tai tikrai gražus. Jūros, aišku, nesimato, bet va taip, kaip matot, visiškas botikas. Tik tai galiu pasakyti, nu, nežinau, nu, atimčiau aš tas 4 žvaigždutės. Prie pulo ten žolės auga kažkur ir matosi, nu, nebūtinai, kad jisai neremontuotas, nu, bet gyvybės trūksta visiškai. Ir tokius vaizdus turint, va, sakom, gyvą muziką paleistų, ar šiaip muziką, staliukus kokius, kokteilius, o dabar pensininkai matėm, vienas net pensininkas miegojo įkritęs kažkur kambės sode. Čia, man atrodo, gal kies vestuvės, žinai, šventės, nes matosi tokia kaip eventų vieta. O šiaip su mašina net neina iki viešbučio davažiuoti, nes, nu, vos įlindau, ne? Tai gal mergaitės ten galės tinklinį žaisti? Galės, aišku, ten laužytis. Ištrypsim tą žolę. Nu, ką? Tai va, o šiaip tai botikas, pamatysit, kolidoriai irgi vaikštai, tai iš pusantriniai kažkokie aukštai kolidoriukai, grindės, botikinės, ane? Tai va, norėjom pasidalinti. Tai va taip, žiūrėkit, kaip viskas atrodo. Šiaip ir juokas ima. Nu, yra gal kam patinka, bet sakau, kad kažkaip trūksta kažko. Vietom atrodo, bet tai ir gražu, ane? Tik tai, kad... Lapnas atidarysiu. Netikėkit viskuo, ką randat internete. Atvažiavom į Salerno miestą. Atsargiau. Ir Eglė komentavo, sakė, neatrastas perliukas. Dar tikrai statybininkai jo neatrado, nes žolės iš sienų auga. Čia atėjom iš tikro į kažkokį tai centriuką, bet šiaip labai nešvarus miestas, netvarkingas. Visur, kur važiavom, turbūt Italijoje vienas netvarkingiausių, ką matėm. Iš tikro ir Neapolis jau čia netoli, o Neapolis tai sakė vengti by all costs. Labai viskas pur atrodo, bet vis tiek smagu aplankyti. Ir net iš tikro valstybiniai pastatai, ar tai tiltai kokie, ar šiaip pat pastatai, pažiūrėkit, kaip viskas apleista. Labai didelis kontrastas. O čia yra tas Amalfi krantinė, kaustas. Koksai? Amalfi, Eglė pataisė. Iš tikro sakiau Amalfi. Amalfi kaustas, tai kur viskas labai brangu, tai va dabar netėjom pizzerijai pica 5-6 eurai buvo. Tamsus miestas. Labai tamsus. O man Pasirodo šitą, kur filmavau, čia katedra yra miestas. Mama, 5 Va, gražiausia, ką mačiau, tai šitos palmės 3. Miglė, žinau, kad jūs valgyt norit, Matėja, tai skenina. Ką? Eglė gerai pastebėjo, kad labai tamsu čia, ne. Ir šiaip temsta labai greitai. Ir jeigu nepastebėjot, apsikirpau šiandien, bet taip nutrumpino, stipriai nesuprato kirpykloj manęs, nors išverčiau ir parašiau. Sakau, biški dar priekį patrumpinkit, tai iš viso nužarino. Eglė sakė, kaip Albaną apkirpo. Na, tikrai drastiškas skirtumas su visais kitais miestais. Kaip tau, Eglė, įspūdis? Man tai toks
Žiauriai tamsus miestas ir toks atrodo pavojingas. Nu jo, matėsi skersgatviuose. Susėdę kampuose va. Gal ne, gal taip atrodo. Ne, tai nėra, kad nesaugiai jautiesi, bet palyginus, kaip viskas visur blizga, turistų pilna, tai čia toksai, net nežinau. Ne, nu aišku, kad mažiau lankoma turistų, tai tikrai. Bet irgi įdomu. Bet užklysta tokie, kaip mes, biški kartais. Ne, Bet čia pigiau net yra iš Amalfi atvažiuoti pavalgyti, sugrįžti ir dar sutaupai. kokius 3 kartus nuvažiuoti. 3 kartus suvalgyti. Sargiai matė čia? Čia. Na va, išlindom į kažkokią biškį pagrindinesnę gatvę. Štai taip atrodo. Tiesa, matėm labai didelį uostą konteinerių ir toksai vėl kontrastas. Atrodo Amalfi ta visa krantinė ir atsargiai. Tik be telefono. Gražus. Be telefono. Nerėk man į kamerą. Supranta, ką tu darai. Eglė, nerėk į kamerą, šitą reikės iškirpti man dabar. Štirk, nu, blemba. Blembas. Tai taip atrodo naktinis miestas labiau kaip kokie Turkijos kurortą primena. Ne, kur tu, Turkijai dar tvarkingiau. Mes dar nebuvo taip. Blemba, tikrai. Bet aš nesuprantu, ar čia sakau mūsų... Ne, bet šiaip realiai, kas čia mums galėtų priminti, aš dabar galvoju. Blemba, Egipto biški, ne. Bulgarija gal biški. Ne, nežinau net. Nu, ant tiek skirtumas miestų, kaip būtum, nežinau, kito kontinento atvažiavęs. Maistas, tvarkingumas. Šiaip Britų daug čia matys, tai ne, iš tikro, sorry, bet nestebina, nes nežinau. Atrodo, užuomazgos yra kažkur va, sušviečia kažkas gražiau, bet šiaip tai, nu, labai netvarkinga, vat. Ir ką teikėjo bernai, bet matosi ne vietiniai, čia privažiavę matosi musulmonų. Ir butelius atidarinėjo, alaus, ėjo geria, kamštelį ant žemės ir net nesislepia nuo nieko, matosi. Tai, a ne? Keista. Tai va? Na ką, welcome to the path of the gods. Eglė maršrutėlį parinko, einam į kalnus. Pažiūrėsim, kas čia per dievų kelias pagal Amalfi pakrantę. Va tokie vaizdai su uolom pasitinka. Rūkas šiek toks yra kalnuose. Truputį bėgam, bet į kalną tai jau kabinam peškom. Kojytės kaista. Va tokią panoramą kartu pamatysim. Aš manau, kad dar daug pamatysim. Kvapas tai yra kaimo. Mėšlų biški kvepia. Nu, bet nesmirda, o kvepia. Organiškai. Nes čia augina gyvulius aplinkui ir ožkų matėm ganosi kalnuose. Čia matos tikrai. Ai va, šudukai ant žemės. Ir arklius matėm, čia jodinėja visko, ko tik nematėm. Tai čia The Path of Gods. Tiesa, iš tikro, nu, labai tikintis jie yra. Net prie durų popiežiaus Pauliaus II turi nuotraukas, kryžiai visur. Kur tik įmanoma, visur matosi, pabrėžia savo religingumą. Ir į šitą miestelį atveža žmonės autobusais ir jie pradeda savo kelionę čia. Mums taip sutapo, kad mes apsistojom ir tik po to pamatėm apie šitą kelią. Eik tu savo. Kur Eglė? O, žiūrėkit, kalnuose karvės. Geras. Suvarytos. Aš eisiu ilgai. Žadėjom bėgti, bet Eglė eit nori, nenori bėgti. Nu, žinokit, grožis tai tikrai reiškia čia. Pafilmuosiu, atskirai šitai kelsim video turbūt. Nu, žiūrėkit, kalnų ožkų, kas nematėt. Parodysiu. Va taip. Ten ūkininko gal koks namelis ir jos va taip va šitais ganasi, o čia ne karvės, Eglė, visos ožkos. Ai, ožkos. Eglė apgavo mus. Ožkų čia, ne karvių.
Banda. O, žiūrėkit. Žiūrėkit. Geras. O čia. Nu va, o kas donkių norėt, asiliukų irgi. Žiūrėkit, kokią panoramą turi. Labas rytas. Ką valgom? Ką? Ir donkių porą, asiliukų. Su panorama į Amalfi kaustą. Jo čia nesimato už medžių. Ir čia vadinasi Dievų keliais. Nu, iš tikro pradžia taip ir atrodo. Pažiūrėkit, kaip kalnuose jiems įrengta. Čia yra ir tvartas. Ir tenais tvartas. Čia Italija. Nuo karščio. Dar ten tvartelis kažkoks kalne. Vanduo atvestas. Nice, 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 nice. I like it very much. Labai gražiai pasisveikino, sakė buongiorno, paradise. O mes sakom paradise, paradise. Gaila, kad itališkai nešnekam, nes ne visi šneka. Allora žinom, buongiorno. Ir dar girdėjom per radiją, sakė buongiorno. Kol kas tą, ką matau, tai čia ir su dviračiu elektriniu būtų galima, bet galėsim trasos gale pasakyti, ar čia įmanoma su kalnų dviračiu. Sutikom dar grupę žmonių. Parodysiu, kaip atrodo maršrutas šiek tiek. Kai kur labai statu, tai su dviračiu, kad nenuslyst. Bet jau su tapkiam, tai nepamirškit. Ką, Agne, ačiū už to rekomendaciją. Matėm jau ir rožių ganomų. Agne tikrai must see. Čia tas The Path of God. Jau dabar suktis. Čia dabar tai nesimatys, bet matosi ir jūra kalnuose. Pradėjom ryte. Jo, reikia žiūri anksti, vaikus palikom, nes kankinė čia vaikam. Tai viešbutį paėmėm kitą su baseinu. O čia nais vaizdas tai... Pusryčiauti už valandas, tada eisi baseiną, o mes galim tuo metu leist gamtoj laiką. Taip kaip ir man labiausiai patinka. Ir dabar temperatūra jaučiu kokį 24-25, bet geriausiai tai aš galvoju net kokią 6 startuot, mes va po 7:20 pradėjom kažkur 30, tai jau jaučiasi, po biškį pradeda kaist temperatūra, nes 6 atvarius, tai čia komfortė visiškam varyt. Dieną tai manau, kad... Nieko nematysi, nes bus rūkas. Ne, nebus. Dieną tai nežinau, ar eičiau ant 32 laipsnių kankinė šį per tokį orą taškytis. Ką, daėjom kryžkelę, lentelę. Čia yra pasirinkimas, mes eisim į kairę. Ir nežinom, nesistudijuojam, einam į kairę. Varom. Ką, daėjom ir kraniuką vandens, atsigersim. Ne, aš noriu nei ką, bet biškai rankas nusiplausiu. Iš principo. Ne, rodo, kad atsargiai nenukriskit. Labai nuostabus vaizdai, sako, nekriskit. Atsargiai. Čia daėjom kažkokį kaimelį. O, donkis. Hello. Čia net upė paruoštas vaikams žaist gal. Čia kavinė gal kažkokia. Čia žinokit ferma. Matau tenais gardai kalnuose. Ir čia šitas asiliukas. O taip. The Path of Gods. Eglė jau atidunda. Miestas biškį pradėjo matytis. O čia koks vaizdas atsiveria. Jau į kitą visą šoną. Matot patys koksai. Šiaip lipimas toksai gana lėtas, nes labai laiptai tokie dideli platus, tai koją reikia ištaikyti.
Bet užtat vaizdelis koks. Dar daėjom 2 lenteles į kairę. Konvento San Dominiko 20 minučių. Brajano valanda į dešinę valandą kem. Tai vat, kas nori trumpesnės trasos, tai turbūt bendroje sumoje buvo galima ir 40 minučių. Tik reikės kažkaip į tą miestelį mums sugrįžti. Taksai tai nežmoniškai brangu. Kad suprast sumas, nes čia taksai iš viso nevažinėja. Bent jau šituose regionuose nematėm nei taksų. Tai Uberis 4,5 km įsivedžiau. 58 eurai. Tai 10 eurų už daugiau dar, 12 eurų už kilometrą. Pirmai sakiau, su dviračiu, ar įmanoma, neįmanoma. Galvau, gal vieni laiptai tik tai. Ne, bet geriausiai matas, sako, mes bėgsime, Eglė. Jeigu eina jie visi, o mes tai bėgsim, sakau, nu dar pažiūrėsim, ar mes ten galėsim. Ne, mes tikrai bėgsim, kur tik kartą nepabėgsim. Kur tu čia niekur nepabėgsim? O, žiūrėk, kokia sala tenai. Graži matos, toli. Ar ten pritrauksiu kamerą? O, geras. Tai. Oho, miestelį. Mes einam. Dievų keliais. Panoramos tai. Nerelios, tai žiūrėkit čia nais. Ten pradėjom. Ir pasakysiu tiek, kad reikia labai geros avalynės, nes treilo batų. Nes slidžiais padais ir man atrodo, jeigu lietaus šiek tiek buvo, tai gal ir nerekomenduočiau eiti, nes slidu bus labai. Bus labai dideli laiptai, aukšti. Bet šiaip labai fain. Labai gera. Įėjom į mišką, miške vėsu, iš tikro pavėsi, tai toksai biški miksas. Per kalnų saulutė užvečia ir čianais atsivedinimui miškelį. Kai sukaistat, galima, sakau, maisto pasimt, sustot. Pirmai kažkas krepždėjo mums krūmuose, bet sakau, Eglė, gal ožys koks įsilindęs. Ožys ar ne ožka, o ožienė. Driežai laksto. Nedaug, va, ką tik prabėgo. Toj nufilmuosiu, jeigu pagausiu, kur čia jisai lindo į urvą. Nežinau, ar spėjau. Buvo keli driežiukai. Vieną spėjau pagauti. O, čia ant laiptų jie matomai ilsisi. Dar vienas bėga. Nu ką, vienas iš tokių atviresnių vaizdų. Ten augina ant kalvos. Čia laivai. Kalnas. Baisu prie skardžio labai eiti arti. Į kamerą žiūriu. Galvelės vaiksta ten uolos. Vanduo daužosi. Nice. Dar viena ferma viršuje. Kalnuose. Irgi su vaizdu. Išgirdom ožkos ir ožiai. Paėjus, vat, 45 kažkur minutės. Dar daugiau atsiveria panoramos. Dabar bijau suklyst. Manau, kad yra ta visa Amalfi pakrantė. Įlanka turbūt, ne? Ta pakrantė vadinasi. Jo. Tai jinai visa čia ir toliau, Eglė, yra. Taip. Tai. O, žiūrėk, ožys. O, geras. Žiūrim, kas čia barška mum už nugaros. Čia turi tokią kaip pasislėpti. Žiūrėkit. Kaip vaikšto, žiūrėkit kampais. Nebuvau matęs taip gyvai. Žiūrėkit, kaip vaikšto per akmenis. Čia turi jos tokį pavėsį. Ir varo savo užkandą. Labas rytas, kas nematėt, kaip yra vaikštoma olos pakraščiu. Pasižiūrėkit, kokią panoramą ožkos turi ir ožiai. Čia yra Amalfi dievų takais kelias 2,5 valandos, kurį mums draugai rekomendavo ir iš tikro panorama labai graži.
Super. Pusę kelio, manau, jau nuėjom. Vis kažkokia nauja panorama šiek tiek atsiveria. Ai, čia miestelio net nematėm. Pasislėpęs apačioje. Nesimatys krūmai biški užstoja. Jachtutė susiparkavę, kas prabudė, kas į Kapri salą keliauja. Veidas netelpa į tą. Štai kokia panorama už kalną, matysim vėl kitą vaizdą. Egle, pavargai? Ne, galėčiau visą dieną tai būt. Egle? Egle, ateik ir tu pažiūrėk, ėjau. Kažkas pridėliojęs tokių mini skulptūrėlių visą pašlaitę miške. Įspūdingai iš tikrųjų atrodo, gražiai. Piramidėlės tokios. Miško glūdumoje, tokia ramybė atrodo. Egle. Ką? Nice. Gerai. Galėčiau visą dieną taip kopti. Visą dieną praleisti kalnuose. Positano 50 minučių. Va, atradom ir refreshment point, tai einam pasimt kažką šaltą atsigert. Liko rodo iki Positano 50 minučių. Pažiūrėsim, kas čia per vaizdas, per panoramėlę. Ką čia duos? Cash only. Turiu. Kortelių nepriema. Kaip žinodamas, kešiuko įsidėjau. Cash only, no toilet. Išsinuomoti galima stalą piknikui. O tau čia dar reikia reikaliukų daeiti iki šitos retsikės. Einam, skaitom toliau, nežinom, italų kalbos tai negalim. Štai tokia vietikė hamakas, jeigu norit. Muzikytė groja rami, čilautui vietelė. Egle, jums peronį. Ne, vandenį pakeičiau dabar į degalus. Ant vandens taip gerai nesijėjo. Aš šalutė. Aš šito kolytės ir kavos. Egle, paprašiau latte macchiato. Sako, čia ekspreso su pienu. Sakau, jo. Tai tokį šatuką dapylė pienu į sveikatą. Nu, žmos. Neblogai. Fotosesijų Eglį biškį darom. Varom. Ai, tai čia. Na. Alutis rankose. Degalų, galim toliau eiti. Parodyk, aš per alutis. Peronį. Alo. Va čia taip va. Va taip va mes Balansuojam. sportuojam. Plambinam su alučiu. O. O, tie, kaip fainai. Ane? Nu, dabar įspūdingai gražu po ryto. Garuoja viskas. Saulutė užšvietė. Judam. Toliau. Iki čia, kiek Eglė? 5,5 kažkur kilometro, tai dar apie 1,5
2 kilometrus liko, Strava turi įsijungęs, tai pasižiūrėsim, koks atstumėlis. Vardėjom, miestelį pasižiūrėjau, Nočelė. Čia turistai atsižymėję savo praėjimus. Mes išėjom iš Bomerano. Čia esam Nočelė, apie valandą 20 ėjom ir einam į Posetaną. Kaip labai malonu žmonės. Ėjom dabar miestelį, labai siaura gatvė, tai visi sveikinasi. Labas rytas, spėlioja, iš kur esam, vokiškai bando spėti. O, žiūrėk, kokie. Ai, va, atsakau, čia labai tikintis žmonės, visur kryžiukų, kryželių. O kiek daug žiūrėk vyrų. Plauk, trasa čia nais turbūt. Ja, va čia aš manau. Ai, gerai, nes čia žiūrėk, kažkoks, restoranas Santa Cruz. Čia į restoranų kelis jau praėjom. Štai taip gyvena kalnuose ir dar sutikom šeimą tokią, nes žiūrėjom, labradoras gulėjo prie vartelių, pats pirmas namas po kalnų. Tai sako, va taip ir vaikštom iš miesto, mašina čia neprivažiuosi juk. O sakė, kai prisninga žiemą, nes būna prieit negali. Taip. Tai pasakoju istoriją, kaip šuniukas mažas gyvena kažkiek dienų be maisto lauke. Buvo paliktas už snigo. Čia daėjom kažkokią bažnyčią Svarpinę. Aikštelė, kur čilina vietiniai, Eglė. Va, vandenuko yra, vynogių galit pasiskinti. O panorama štai tokia. Sodai žmonių. O šuniukas irgi čilina. Kojikė susimetęs. Atsigavai? Jo. Kur dabar einam? Į Posetaną. Laiptukais. Galėsiu panešti truputį. Tave? Aha. Gerai, nėra problemų. Tas man pasako ir aš darau. O, papa. Mamma mia. Mamma mia. Here we go again. Nenusiverčiam nuo laiptų, tik tai. Čia vaizdas. Turėtų atsivert. O, papa. Čikita. Gelbėtojų lėktuvas, atsiprašau, malūnsparnis. Gal atsitiko kažkas. Na, o mes va tokiais. O gal tiesiog kavos varom? Arba kavos, bet geltonas tai emergency, dažnai būna arba raudonas. Na, o mes va taip laiptukais. Alutis išsiurbtas jau. Tarp kitko labai patogus laiptai. Taip paskaičiuoti, kad vienas žingsnis, vienas nulipimas, nes labai nepatogu lipti, kur arba aukšti, arba tokie platesni, kur turi kaip arkliukas į priekį varyt pasispirdamas. Neatitinka žingsnio. Čia labai galima greit liptiais. Vandens, žiūrėk, tampo ten žmonės. Kaglė sako, kas nuo šitos pusės pradėjo, tai čia tokią laiptų dozę gavo. Aš skaičiau, kad iš šito pusę, ne ten, kur mes pradėjom, bet nuo Positano iki Bomerano, tai yra daug sunkiau, dabar aš supratau dėl ko. Nes čia yra laiptai, mes čia daugiau leidžiamės dabar. Jeigu būtume dar čia vaikus atvedę nuo šitos pusės pradėti, tai mus būtų prakeikę vaikai, nes klausiau vaikų vakar. Tada sakytų, kad tėvai tikrai labai griežti. Klausiau vaikų, sakau, nu kaip atostogos, matau, nenori nieko blogo sakyti, bet įžeist nenori, galvą purto, tai palikom baseinę. Sakom, atsikelkit, papusryčiaukit. We are off. Vieną rekomendaciją galiu duoti. Jeigu norit šitą trasą pabaigti, tai nuo Posetano tikrai nepradėkit, nes dar laiptai nesibaigia. Dar galo nesimato, nes užlipsit į viršų, jau kalnų nebenorėsit. Dabar Eglė, tipo, iš niekur nieko, tarp kitko atsiminė, kad 1700 laiptelių. Jau nulipti yra reikalų, bet užliptai daug. Such a nice, beautiful view. Labai gražu. Laipteliai dar nesibaigia. Užmigti galima lipant. Baby. Eglė, kam? Esu
kažkur ant 900 laiptelio. O Dieve, man tai žiūri palakau. Žiūrėkit, kaip Eglės kojos dreba. Man tai ne kažkaip normaliai. Pati pasirinko trasą, kur kojos dabar dreba. Sakau Egliai, bėgi. Ir iš tos laiptus priekinis dantis ir grįžti the path of God, iš dievų kelių, be dantų priekinių. Sakytum, dantis į kur buvai. Kur buvai, dievų keliuose. Vaikščiau. Iš tikrųjų, tai dar reikia mums sugalvoti, kaip iki mašinos dasigauti. Tikrai nemokėsim 100 eurų. Kojos pavargė, dar šaibų susimokėti. Reiks į autobusą kokį arba tranzitų. Kaip ten, ne tranzitų, užmiršau žodį. Tranzuot, sorry. Hebra, neslėpsiu, blogą. Valgyt noriu labai. Šiaip pusryčių nevalgau, bet vat, pripranti labai greit prie gero. Valgiau čia pusryčius rytais ir dabar nepavalgiau blogą. Štai kokie vaizdai, dar laiptai nesibaigė, Eglė. Eglei kojos dreba. Man tiesiog žiūri dreba. Bet užtat... Pažiūrėk, kas daros. Da, parodė. Nu ką? Nu ką, haikinam. Haikinam. Toks vat grožis, įveikėm 1700 laiptelį. Na? Nu ką, noriu pasakyti, kaip viską suplanavom, tik nusileidome po Sudaną, iš karto tamsus išmėginom. Jo, atsitiktinai. Ir telefonas dar 15% baterija, bet esmė kokia. Kalnais ėjom 7 kilometrus ir galvojau, ai, tai čia atgal su mašina bus greitai, kokie 15-20 minučių ar autobusų iššoks. Tai ėjom 6,5 km kalnais, o pasirodo čia tais keliukais 2,7 km. Ir dar nėra grįžti su mašina, 1:20. Ir dar nėra tiesioginio autobuso, mašinos parkavimas buvo iki 9:30, jau 11. Kiek dabar? Ai, dabar 10:30, tai baudos gal nebus. Ir neveža iki mūsų miestelio to, iki Amalfi. Ir taip pataikėme į autobusą, kuris kas 1,5 valandos varo. Minutė. Tai sumokėjom po 3 eurus. Tik tai bėda tai yra, kad pitakas liko kišenė, Eglės alus gali mums kainuoti kelionę. Nes turi... Ir tavo kava ir kola. Ja. Nu, Eglės alus. Turėjau 20 eurų. Pamokai įsidėti grinų ir kortelę. Nes neįs turbūt su telefono nusiimt bankomatą, kaip prilėti. Nu, bet džiaugiamės, kad jau artėjom savo vietą. Visas važiavimas su autobusu galima tokius vaizdus panoramos pasižiūrėti, ko mašinai nespėsi vairuodamas. Pamatyti ir labai komfortabiliai važiuojam, kondicionierius ir pastebėjom vairuotojas labai paslaugus. Bandom, gal kažką dar pagausim. Villa Angelina. It was gorgeous, but we checked in at midnight after the flight. We had to leave for the boat at 9. We saw nothing, but it was like, this is tiek gražu parodyt. Per tiltą gražu labai važiuojam. Mes paplūdimėlis toks biškina. Lankėlė tokia. Bet čia yra barjeras ten važiuojama, ar ne? Gražiai. Važiuojam. Ai, ne, čia galima. Fainai su motorkė, va taip, ne? Jo, motorolerių reikia. Ten žiūrėkit, stalai panoraminės. Turim detaulės. Iš čia kaip gražu. Matai, tau baigsis baterija. Na, aš pasnaudžiau autobusę taip gerai, 6% liko baterijos. Atvarėm į Amalfi miestą ir dabar į Gerolą važiuosim. Link mašiną savo. Taip, dupiam kaip tik pitakėlis buvo. O, palauk, žiūrim. Ne tas. Iš tikrųjų, tai reikėjo mums be reikalo su mašina varėm su motorolke arba autobusu nusimest. Nes kitaip tai čia nebrangus bilietai ir dažnai važiuoja, ne? Eglė? Su halučiu rankose. Pasifilmavo, Instagraminam. Einam dabar į šalia miestą kažką pavalgyti.
Tai taip atrodo mūsų viešbučio įėjimas, o čia toks plonas įvažiavimas, kur veidrodžiai liečia. Tai čia daiktus reikia tik išsikrauti ir į apačią. Matė, pas tave nugara šlapia truputėlį. Čia beje užmačiau eidamas keramikos dirbtuvę. Visokių amatininkų. Vietinė parduotuvėlė, kurios nepastebėjom 2 dienas ir varydavom į parduotuvę. Nemažai tokių parduotuvėlių visur ir fainai pasižiūrėti visokių įdomių dalykų. Ir parodysiu dar tokia kaip pilis sena yra. Šalia čia mokykla neveikianti irgi tokia, bet man labai graži tokia kaip iš filmų. Langai užkalti. Ir pasirodo, čia šalia bažnyčia yra ir daug labai turistų atvažiuoja. Vakar važiavom į dešinę, ten čia į viešbučio ženklas ir į dešinę ten nesupratom, kodėl tiek daug mašinų. Tai pamatėm, kad turistai visi važiuoja, dar aplankysim. Čia va matot pilis tokia ant kampo, apleista. Vienu žodžiu, viskas itališkai, senoviškai. Šeimyna. Ką, atvykome į Amalfi miestą. Eglė. 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 Štai taip atrodo. Pirma kavinė. Kiek bulvytės, Eglė? 18 eurų. 18 eurų. Kas norit pasilsėti Amalfi kauste, piniginės pasiruoškit. Žmonės ir žino, nes čia ir yra viena pasaulio vietų tokių Europai, kur atvažiuoja net iš Amerikos pasižiūrėti. Tikro, daug amerikiečių matėm. Nu, labai čia gražu, vau. Su motoroleriais atvažiavom, vaikams šiek tiek bloga buvo motoroleriai, tai šiam 5 eurai parai kainuoja. Tai parkuoti irgi 3 eurai, kas norėsit mieste. Norėjom vis tiek pamatyti, kaip čia viskas atrodo. Mano plaukus šalmas sugulėjo ir taip trumpai apkirptas. Vaikštom vien restoranai, restoranai. Eglė gero pamatei. Nu taip sako, čia gražiausia pakrantė, su Eglė kalbam, bet jūs jos sunkiai pamatysit, nebent stoti reikia kur negalima, bet šiaip nuomotis tik tai laivą ar plaukti ekskursiją su laivu. Tai va tą gražią pakrantę taip ir pamatyt. Nu aišku, panoramos kelios. Ne, matai, nu iš tikrųjų Gražu, bet... Visiems pasaulį gražu, o tau nelabai. Ne, gražu, bet sakau, kad tu jos nepamatysi, jeigu tu neįsinuomosi laivo ar nevažiuosi, neplauksi aplink salą. Taksai tokie kaip laivai nuo vieno miesto, kaip čia dažniausiai turistai keliauja, tai arba vandeniu nuo vieno miesto iki kito kainuoja 10 eurų žmogui, tai tu nuo vieno miesto iki kito, tai va tada tu tas pakrantės pamatai, arba su autobusais, kad galėtum matyti iš viršaus pakrantės. Nu, truputėlį aukščiau jos, sėdint autobuse mašinai, tai bortai. Tai kai kur šiek tiek matosi, galima sustoti, aišku, pažiūrėti kiekvieną miestę po 3-4 panoramos, tai va. Bet labiau matėsi iš tikro, kaip Kroatijoje važinėjom, tai daug gražiau, labai šviečia gražiai parduotuvė. Kroatijoje labai kažkaip atviros tos buvo panoramos. Štai taip. Pasigrožėjom Amalfi. Matėja supykino nuo Vespos, tai centriniai gatvėje dovanų palikom, švaliau po to, blogą pasidarė. Tai taip, čia uostas pats yra. Mes buvom čia su Eglė ir dieną. Matysit iš video, kai telefonas išsikraudinėjo, kai važiavom nuo Laipiojimo kalnų, kur įveikėm 1700 laiptelių. Žiauriai brangu viskas. Vėl pavalgėm 7-5 eurų sumokėjom ir iš tikro maistas tai toks 2 lazanijos buvo. Aš pasiėmiau bruschetas ir chicken wingsų ir bulvyčių matėja. Ir kolos, ir nealkoholinio alaus 2. Ir 7-5 eurai. Ir beje, jau kelintoj vietoj pastebim, kad yra 2 eurai serviravimo mokestis. Čia galima vadinti kaip ir arbatpinigiai, tai dar 8 eurai dasideda prie viso maisto. Tai va,
tokius dalykus pagalvoti, tai mes kažkaip, mes su Egle kažkaip galvojam, kad čia ilsintis, va šitoj pakrantėje, tai ant maisto į dieną, nu aš kalbu, jeigu kažkur valgyti, aišku, galima ir parduotuvėje nusipirkti, jeigu yra galimybė viešbuti sąlygos arba lauke pavalgyti, bet jeigu normaliai pavalgyti, neišsišokant, tai sakyčiau į dieną 4 šeimai kokį 205 eurų, tai tikrai čia be jokių pramogų. O šiaip tai, aišku, budget galima, mes irgi buvo miestas ir batoną nusipirki, duonos, pomidoro, agurkų, sūrio, gali išsisukti ir už 15 eurų 4. Bet jeigu ilgai esat, tai nevalgysi batoną ir bulkas vieną kartą. Tai va, tai visok iš tikrųjų įmanoma, ne Egle? Priklausomai, bet norisi ir pasėdėti, aišku. Aš manau, mes visaip darom, tai pusryčius, dabar gavom viešbutį su pusryčiais, tai viskas okei, pavalgom. Neblogi Dieną buvo ir taip nelabai norisi valgyti, man nuo karščio, nuo karščio vaikai gal kažką užkanda, o vakarė, einam vakarieniauti. Tie, kas čia labai mėgsta pašvęsti restoranuose, pagerti, tai nepigiai. Bet jau dabar be madoj, žinoma. Jo, gal ir nėra madoj. Nors sviruojančių matom. Gatvėj. Eisim sėst ant savo motorolkių. Jau liktai Matėjas paskutinį atkarpą nepykino, tai gal su manim važiuos. Ir šiaip ilgas važiavimas, nes labai jau vingiuoti keliai, nors važiuoja maksimaliai greitai. Tiesiog labai daug posūkių ir niekas nelenkia, mašinos panašių greičių važiuoja. Kamščių nebuvo ir vis tiek nuo Amalfi iki Sorento, ne? Ne, koks tas miestas mūsų? Ne, nuo Salerno. Nuo Salerno. Salerno, taip. Valanda važiuoti kažkur. Mūsų vat geltoni šitie Primavera motoroleriai 125. Čia dar šitą galą neėjom, bet matau, vat jachtų paparkuota parodys, kad dėl įdomumų. Pasėdėt, aišku, gražu vakare. Porelių iš tikrųjų labai daug matom, visur keli jaunimas fainai važiuoja su motociklais, motoroleriais, ant panoramų visur atsisėda, apsikabina, labai romantiškai pakrantėse. Egle, matei? Labai daug porelių su motoroleriais, motociklais važinėja. Vietinių turiu omeny irgi. Savo spotus turi. Didelių jachtų kažkaip šičia toj pakrantėje labai nematėm. Nu, vos stovi ten. Kelios, bet čia nedaug palyginus. Kaip tokie mieste. Nes tokiam paimti, nu vis tiek kaip pavyzdį. Jo matai, bet tu nepamirš pakrantė labai didelė. Labai didelė, bet čia vis tiek jau yra pats Amalfi tas miestas. Ne, visa ta pakrantė labai daug. Yra jachtų labai daug visur. Daug, bet aš kiek mačiau, tai visur, kur važiavom, va tokie kateriukai suparkuoti. O jeigu taip, va Prancūzijos rivieroj, tą, ką matom, va šitas valtis, tai ten dideli laivai, toks kiekis visur. Tai... va taip, va čia nais. Na ką, grįžom, su vesputėm galvai išūžta, dar važiuojant telefonas nukrito, nes holderis toksai pigus uždėtas. Vis tiek mes ramiai negali, vis tiek iššūkių turim prisigalvoti. Paspausk, Egle. Aš spaudžiu, neatsidarė. Atvažiavom netoli miesto į Isola Verde akvaparką. Vat šeimyna dabar leisis. Pažiūrėsim, kaip seksis. O papa, Eglė per vidurį. Miglė dešiniai, Matėjo kairiai pusėj. Eglė greičiausiai varo. Eglė greičiausiai variai. Šonu. Patiko? Kokio 10 minučių palaukė tave. Ką? Atvykome su šeimina. Buvom dingę 3 dienas. Buvom dingę, ilsėjomės vienoje vietoje, dabar atvažiavom prie... Ilsėjomės, negalėjom iš vis niekam rodyti, kur buvom, kad po to nenusikopijuotum.
prie Sirmione Garda Lake. Italijoje vienas garsiausių ežerų. Čia įėjimas yra į senamiestį. Paskutinį kartą čia, kai buvom, tai čia remontavo visur. Turistai parplaukia iš ežero. Galima čia irgi nuomotis ir katerius, ir valtis, ir laivus. Čia bažnytėlė tokia šona. Kadangi esam ne pirmą kartą, tai čia daugiau galime papasakoti. Šiaip labai geras oras čionais. 24 laipsniai dabar vakare, o pakeliui Eglę dieną važiavom. 38 laipsniai buvo. Koks temperatūrų skirtumas per 14 laipsnių. Buvo net iki 39 pakilę. Iš pietų Italijos atvažiavom. Pakilom į viršų. Žinom, čia ir gražių, ir gerų restoranėlių. Iš tikrųjų, vienas čia padešinė tik įėjus yra su panorama į vandenį. Ir čia šeimos restoranai. O. Aha. Aptvarkyta, viskas matosi. Čia bažnytėlė, koplyčia tokia yra. Prie įėjimo. Šeiminai gera, labai nuotaika. Mergos tiek pasiutė dabar ir aš nežinau, nuo kodėl, kas darosi. Aš tai žinau, ką čia norės šitą miestą ir Eglė žino. Aš irgi žinau, bet aš dar... Aš pasakysiu tyliai ir paskui pamatysit, to ir norės. Ledų norės. Nes labai populiaru cenais. Visi juos valgo. Kas antra parduotuvėlė pardavinėja. Buvom anksčiau čia ir po kairę tam viešbutį apsistojo, bet nieko įspūdingo. Šiaip labai brangios kainos. Tai kai gyvenom Jungtinėje karalystėje, dažnai čia atvažiuodavom. Ir labai jaučiasi, kad daug international turistų iš skirtingų miestų ir šalių. Nes net mašinų parke matosi mašinų labai daug. Ir žmonės tokie pasipuošę. Tai čia vietinių gal mažiau italų. O pietų Italijoje labai daug vietinių buvo, ne? Jau akytės pirmos į ledus buvo, bet dar neprašė. Eglė dar neprašė, tik pasižiūrėjo. Eglė, čia esam ir išbėgioję visas gatves, ne? Taip. Žiūrėk, kokie įrūdė esam. Iš pietų Italijos. Kaip iš pietų atvarė. Tu kaip įdegus stipriai. Širgi žiūriu, nuo vakar dar raudės. Paskutinės 2 dienas gerai pasikepinam. Einam. Irgi restoranėlį jau prasideda. Štai čia jau išėjimas į ežerą, iš abiejų pusių yra. Ir čia pats garsiausias paplūdimys, tai yra Jamaican Beach. Jeigu atvažiuosi, tai būtinai ateikit. Čia mašinos senamiestį neina pasistatyti, nebent viešbutį pasiemat. Bet netoli automobilių aikštelė yra. Ir galit net atvažiuoti tik tai į tą paplūdimį. Tai akmenuotas toks paplūdimys. Baras yra į ežerą su muzika. Akmenuotas paplūdimys, bet tokiais dideliais luitais akmenų. Ten tiek visko vykia. Tobulai. Esam ten ir katerius prisišvartavę, kaip blogai inkarus numetę, pradėjo daužytis į uolas mum. Su draugais atostogavom, tai visokių įdomių atsitikimų turėjom čia. Va taip atrodo. Sesėm tai gera nuotaika. Retai būna. Čia viena iš aikščių su restoranais ir kavinėm. Eisim valgyti kur nors ar važiuosim į Riva del Garda pavalgyti. Ai, ten turim irgi vietų, ten irgi praleidę ne vienas atostogas. Ir kaip skiriasi, čia yra pietų ežero pusė. Sirmione, taip. O yra šiaurė Riva del Garda. Vadinasi Riva del Garda miestas, nes upė įteka į ežerą. Kalnų vanduo, tai va tenais dvigubai gal ne, bet tikrai kainos daug pigesnė. Miglė, kas čia yra? Ma, sakiau, 100 metrų nuėjom ir pastebėjom. Bet, Miglė, labai greit jie bėga, didelių neimkit, nes nesuvalgys, labai dideli čia. Kaip Kaunai skaniai atrodo. Atsimnėt, imdavom tuos ledus ir išmesdavom, nes arba ištirpdavo karštą dieną, arba labai daug. Galima užsidėdavo, atsimeni, 2 arba 3.
Jo, sunku, net nesuvalgai. O štai toks gražus senamiestis, nėra jisai didelis, bet labai jaukus. Čia mašinos, tik kaip sakiau, su leidimais įvažiuoja. Galima į dešiniai pusiai paplūdimys yra. Yra toksai kaip terminė vonia su karštu vandeniu, natūraliu, kur galima, bet kvapas labai toksai keistas. Ir restoranai šonė yra, ir Michelin restoranų berods keli. Neteko, aišku, lankytis. O čia viena tokia centrinė gatvelė ir po kairę, po dešinę restoranėlį ir viešbučiai. Ir iš tikrųjų tų viešbučių čia nėra labai daug, bet labai jauku. Čia esam buvę ne kartą, neblogai. Ir kainos iš tikrųjų dabar pažiūrėjau, nėra labai jau tokios ir didelės. Tai pietų Italijoje, kur buvom Amalfi Kauste, tai labai brangu pasirodė, neadekvačiai pagal kokybę, ką gauni. Čia man viskas daug kokybiškiau atrodo. Čia jau truputėlį pakopus į šitą kišulio vidų. Čia vienas brangiausių turbūt viešbučių, labai įspūdingai teritorija visa atrodo, pily. Hotel Villa Kortinė, galit pasižiūrinėti. Kaip Buckingham Palace atrodo tenais. Ir teritorija milžiniška, irgi su vaizdu į ežerą. Čia dieną ir traukinukas toks į paplūdimį vežioja. Čia paplūdimys yra, nusileidus po dešinio, tas Jamaican Beach, tai patį galą dabar kur einam. Ir mes jį turėtume daryti. Čia jau viešbučių praktiškai nėra, vienas kitas brangesnis ir dieną irgi čia susiparkuoju mašiną ir apie kilometrą nueiti. Priėjom ir Sirmionės galą. Ten yra paplūdimys, dabar jisai uždarytas yra, tas Jamaican Beach. Bet kai daisit kraną, čionais leistis į paplūdimio apačią. Tai ten varteliai uždaryti, prižiūrimas yra. Ir jau netoli ten apie 50 metrų. Čia dar viešbutis vienas gali. Uždaryta eglė, ne? O ten ežeras aplinkui. Šiaip žmonės vaikštosi. Dabar parodysiu, kur randamės. Va čia senamiestis yra ir va čia ėjom. Ir čia tas paplūdimys ant kampo, čia su kateriais, su laivais galima prisišvartuoti. Toli, čia 10 minučių. O mašinos va čia kažkur pasistatė. Čia šiaip yra restoranas gale, galiu kainas parodyti. Starteriai 18, 20, 15. Pirmi kursai 23, 18, main kursai 23, 25. Tokios kainos. Mieste jau ne pirmas ženklas. Nuėjus nuo paplūdimio jau neleidžia eiti su maudymosi apranga. Jau turi būti pasipuošęs. Nevaikščiot nuogiem. Visi fotografuoja tas sienas gražias. Labai gražiai atrodo, ne? Nuotraukas darosi. Praėjom visą miestelį, kiek mes čia užtrukom. Žmonių kaip penktadienio vakarui tai nėra šiaip daug. Čia lūždavo nuo žmonių, gal kad orai tokie irgi lietingesni, bent jau rodo ant Apple telefono orų programėlės, kad nors iš tikrųjų lietus pažiūrėjau ir rodo ant programėlės, kad kaip ir lyja 1%, bet lietus tik tai ryte 2 valandas. Šiaip šitose vietovėse dažnai tai būna ir Komo leikas, kur yra Komo ežeras ir Garda, kad praužė lietaus audra ir po to karšta vėl būna. Tai šiaip oras vakare labai geras, fainas. 3 laipsniai kokie dabar. Pareidinėjom atgal pro tiltą, kur ėjom, vėl pilis išlenda. Ledus ragavom. Iš tikro saldžiai pavalgėm tų ledų. 2 porcijas mažiausias vos suvalgėm 4. Čia biški daugiau žmonių toksai. Didesys matosi. Ten ežero šonas matosi šiek tiek. Šiaip tai tikrai, kas nesate buvę, tai čia tokia privalot atvažiuoti šitą pasižiūrėti Sirmionę. Viena iš tokių vietų, kur
tikrai nustebinsius, jeigu pirmą kartą lankotės. Mums tai tokie sentimentai, nes ne kartą čia buvo, labai patiko, geras atostogas turėjom. Ir su draugais esam buvę, buvom apsistoję šiauriai. Garda liko, Riva del Garda, čia su motoroleriais buvom atvažiavę apie 1,5 valandos, gal ir valandą dabar nepaminu. Tai čia turbūt eglė iš žvakutė, atsimenu praeitą kartą čia degė, koplytėlę va pafilmuosiu, matosi. Labai jauki koplytėlė, atrodo, labai jauki, ne? Vienuolė matėsi, irgi tenais buvo. Labai gražus vakaras, toks ramus. Atrodo po to, eglė, po tos pietų Italijos tokio karščio, išmušė mus biškį šviežią, ne? Ne, nesiskundžiam, bet atrodo norėjom tos šilumos, bet kai užkepino 35 škūrą pradėjo svilti, tai čia atvažiavus dabar atrodo taip gera. Štai tokiais laivais plukdo turistus. Labai gražus saulėlydis. Parodysiu ežerą iš šitos pusės. Ten, kur va dabar matom priekį, tai ten ir buvom. Pro tą pilį ėjom. Labai ramu, gražu. Pakrantį irgi žmonės ateina pasivaikščioti, o šitą visą ežerą galima, vat, ten, kur matot, miškai aplinkui apvažiuot, kelias iš vienos pusės yra aplink ežerą ir yra iš kitos pusės irgi aplink ežerą. Kokias 2 valandas aplink visą ežerą apvažiuot ir daug gražių vietų. Toks buvo mūsų susipažinimas, šokam į mašinytę.